Biškį pakalbėsiu apie ekonomiką. Šiaip aš esu Povilas Vitalijus Grybauskas. Turiu kaip ir du aukštuosius, apie 10-12 diplomų mažiukų, tokių kaip banko tarnautojas ar masažistas ar informatikas. Turiu, bet pagrindė stiprybė mano turbūt yra ekonomikoje. Šiandien pakalbėsiu apie rublius ir apie eurus. Viskas labai paprasta šiais laikais. Vienas rublis, tas tuo laiku 80-ųjų, 85-ųjų, kai aš gyvenau, 90-ųjų rublis, tas jau prieš pabaigą komunizmo, jisai vertas 10 eurų. Žmogus, aš dabar jums įrodysiu, žmogus gaudavo apie 70 rublių algą, kai kas 100, bet taip apie 70, 60, kaip kas. Daugdam iš 10, gauna 700, 600, 800. Tai reiškia, ta 60-70 rublių alga lygiai šių dienų 700, šių dienų algai. Ir šių dienų tas koeficientas yra 10. Kitais laikotarpiais jisai gali būti kitoks, bet yra 1:10. Pavyzdžiui, degtukų dėžutė kainuodavo kapeiką ar 2, dabar kainuoja 10-20 centų, vėl sueina galai 10:20. Liuksas toks būdavo kramtoms mokykloje, jisai kainavo ar 4 ar 5 kapeikas, jis buvo pats pigiausias ir dabar mokyklose apie 50 centų kainuoja bandelį. Mokykloje būtent, aš tų laikų prisimenu kainas mokyklas, todėl ir paskaičiavau taip su mokyklas kainom. Tai žodžiu, jeigu jūs uždirbdavot 100 rublių, dabar jūs turite 1000 eurų, tai yra 1:1. Jeigu dabar visus eurus, kaip ten, nežinau to žodžio, gal klystų, devalvuoti, ar kaip, kad padalinti iš 10, tai va gautumėt, kas gauna 1000 eurų, gautumėt 100 rublių. Kas gauna 3000 eurų, gautumėt 300 rublių. 1:10. O toliau darykite išvedžiojimus, skaičiavimus, viską nuomonės galite pasakyti, apskaičiuoti kitų kainas. Bet aš neklystu, aš labai retai klystu, jeigu jau video dedu, tai jau retai klystu. 1:10 eurus yra. Tai jeigu litais, tai 1 rublis lygus 35 litam. Ten su centais aš suapvalinau. Tai sunkiau skaičiuoti, o eurais kitaip yra. Jau litais 1:35 skirtum, tai skaityk, jeigu 100 rublių gavai, tai vertė buvo 3500 litų, tai tu buvai labai bagus žmogus. Bet dabar eurai yra, tai viskas taip eurais, tai Šiaip vėliau bus, dar turiu eilėraštį parašyti, nors vėlų yra. Bet žadu eilėraščių knygą išleisti metų, pavadinsiu, nes kiekvieną dieną rašysiu po eilėraštį, jau rašau nuo lapkričio. Po kelis, po 3-4 kartais nei vieną. Tai kokį čia jums padeklamavusi, mintinai nelabai žinau, ką yra. Aš savo sūnui daviau vardą Oksfordas. Jam tokį paprastą eilėraštuką parašiau. Oxford, not name, Oxford, not game, of Oxford, it's life, Oxford I like. Galėjau studijuoti Oksforde, turėjau tokių galimybių, bet pasidariau savo Oksfordą, kaip man patarė sūnų.